fotografija vis tiek buvo kažkokia, nebuvo terra incognita man, todėl kad tėvas nuolat fotografavo, fiksavo žmonės, kurie pas juos ateidavo, ir mus fotografavo, ir pats viską darė. Rūsy padarė labai gerą, beveik profesionalią fotolaboratoriją. Ir tai buvo natūralu mum. Man buvo 10 metų, beveik 11. Ir tėvas netikėtai man visai man pasakė, kad važiuojam, nupirksiu tau aparatą ir viską papasakosiu. Nupirko man smėną, pati paprasčiausia, o jo aparatai buvo man neprieinami tada. Man atrodė, kad tai velniškai sudėtinga. Toks prieškarinis kontaks. Tiesiog aš jaučiu iki šiol sentimentą šitam aparatui, bet ką padarysi. Man nupirko aparatą, aš buvau truputį nusiminusi, bet neišsidaviau, kad toks paprastas, bet jis paskui ilgainiui tas aparatas pasiteisino. Jis buvo ryšku, ten viskas buvo ryšku, ten buvo paprastas objektyvas ir vietoj transfokacijos tu prieidavai, tada stambesnis planas, atitoldavai, bendresnis ir visą laiką taip maždaug nustatydavau ten vietoj, kiek metrų, todėl kad net objektyvas nerodė, ryšku ar ne. Sunkiausia buvo pradžioj juostą įvynioti kaip spiralę į bakelį ir ne visada aš neturėjau tokio automatizmo, tokios meistrystės, kad įvyniočiau viską, taip tamsojgi reikėjo. Tik prie raudonos šviesos spausdinimas. Ir priprasti, pajusti, kai spausdinant fotografijas, kur nepakankamai šviesu ir kur nepakankamai tamsu, kur peršviestos ar nepakankamai atšviestos fotografijos. Tai tėvas mane išmokino tokius bandymus daryti ir kadravimas buvo labai įdomu. Tiesiog atmeti viską, kas nereikalinga, nepilną kadrą. Todėl, kad pilną kadrą galima, kai veidrodinių fotografuoji. Be to, prenumeruodavo žurnalus foto. Tai buvo žurnalas Sovietskoje foto, ten buvo labai daug ir apie techniką, bet aš nesigilinau. 11 metų, Dieve, skaityti apie techniką, apie objektyvus. Aš viską iš praktikos, aš jaučiau, kaip nustatyti, ir be to aš žinojau skirtumą, rezultato skirtumą tarp išlaikymo ir diafragmos. Jeigu tu nori išryškinti, kad antras planas nebūtų toks ryškus kaip pirmas, tai reikia atidaryti labiau diafragmą. Ir tada atitinkamai sumažinti išlaikymą. O jeigu nori, kad viskas daugmaž būtų ryšku, tai jau kiti dalykai, jau kitaip. Bet labai fain. Dabar skaitmeninių viskas ryšku, jeigu ryšku. Viskas. Tas antras planas irgi toks pakankamai intensyvus, kaip ir pirmas, o ten, analogiškas fotografavimas su analoginiu, tai yra kas kita.
net nesiruošiau keisti juostos į skaitmeninį, bet Marija man padovanojo aparatą, labai gerą, labai simpatišką, tokį kompaktišką Fuji. Ir man tapo sunku fiziškai vaikščioti su aparatu analoginiu. Dėl to irgi šitas toks, tas palengvinimas irgi savo duoda, savo žavesį turi, aišku, kai tu pamatai iš karto, gali iš karto pagerinti. Keturis kart per metus tėvas sužinojo, kad pradėjo leisti tą žurnalą, jis prenumeravo. Fotografija 61, fotografija 62 ir taip toliau. Čekų ir jėgiai buvo laisvesni. Ir jie spausdino ir pasaulinius fotografus. Ir savo. Ir tai nebuvo tokia buitis, tai buvo jau menas. Ir aš supratau žymiai daugiau apie fotografiją ir apie prasmę fotografavimo. Be to man labai patikdavo juodai balti filmai, ypač italų neorealizmas. Ir Vittorio De Sica, kaip nekeista, rodė jo filmą Umberto D. Ten beveik žodžių nėra. Man taip patiko tas filmas, man jis patiko vizualiai, kad ten nėra žodžių, nėra iliustratyvumo, bet yra labai intensyvi atmosfera. Ir aš pradėjau to siekti, aišku, aš ir prieš tai nefotografuodavau pozuojančius žmones ir vaikus, bet tokias link reportažinio, nežinodama dar šitos savokos, aš nesiskirdavau su aparatu. Mes netgi susitardavom ir vaikščiodavom ten Subačiaus apylinkėse, kur dar Barbakanos nebuvo atstatytas. Mes nepažinojom, mes pažinojom tik centrą, senamiestį, ten, kur funkcionuodavom ir kur gyvendavom. Ir aišku, aš fiksuodavau viską. Ir atrasdavom tokius kampelius, įdomius, tokius dingstantis po truputį Vilnius tas buvo. Tai labai jautėsi. Po kiemus, į kiemus užeidavom. Vis tiek čia kaip dekoracija. Mes negyvenom tokiom sąlygom medinėse namukuose, tuose kiemuose. Kai atvažiuodavo kas nors į Vilnių, mes vaikščiodavom, aš rodydavau miestą tokį, kuris truputį paslėptas. Tie kiemai, o pavyzdžiui, Dominikonų bažnyčios vienuolyno buvusio kiemas su tokiu stulpu ir ten buvo figūrėlė Šventojo Kristoforo. Dažnai ten atvesdavau draugus ir vilniečius ir daug ten darydavom fotografijų. Tiesiog norėjosi ir žmogų nufotografuoti ir būtinai, kad atspindėtų tą aplinką. Man atrodo, aš kartais pamatydavau rakursą, jau žinau, kaip žmogų fotografuosiu. Kartais taip bendrauji ir negalvoji apie fotografiją, bet matai kadrą. Ir kadrais pradėjau matyti pasaulį. Man nuotrauka, man nieko nepasakoja. Man tai yra mano santykis į žmogų ir santykis į aplinką
todėl kad tai bendravimo būdas, man atrodė, kad aš neturiu ką pasakyti žmogui. Tai kaip kompensacija. Aš išreikšdavau savo santykį kitokiu būdu. Čia aš po to supratau, čia grinai intuityviai. Man visada norėjosi, aš pamatydavau estetiką, aš pamatydavau žmogų, kai jis fainiausias. Mane įkvėpė, pavyzdžiui, žmogus, mano draugai, aš juos labai mėgau fotografuoti, savo brolį vyresnį. Tas mažas buvo, tai čia natūralu, visus vaikus lengva labai fotografuoti. Aš niekad nefotografuoju žmogaus, kuris man nesimpatiškas. Ir tas santykis, aš manau, labai atsispindi fotografijose. Tam, kad žmogus nustotų kreipti dėmesį ir nepozuotų, pirmą, aš stengdavausi pašnekėti, kad žmogus pamirštų. Ir tada aš nufotografuoju ir prašau, kad nekreiptų dėmesio. Ir tas bendravimas atspindi jau tą santykį abipusį. Ir tiesiog aš manau, kad tai, kad mano draugai patinka, kad aš juos myliu, tai sukelia kažkokį grįžtamąjį ryšį net prieš objektyvą. Ir kad ne objektyvas dominuotų, o mūsų santykis. Ir aš pastebėjau, kad žmogus, kurio geriausia, kurį dažniau fotografuoju, ne kartą, ir kur jau padariau maksimumą, kuris man patinka, aš jau nenoriu grįžti, aš jau geriau nepadarysiu. Bet kol aš atrandu tą geriausią fotografiją, ašgi fotografuodama nežinau, kokia bus, tai ir yra intriga. Tai ir yra tas žavesys. Bet kartais jauti viskas padaryta gerai. Aš atsimenu, kaip Luckus fotografuodavo. Jis fotografuodavo labai daug kadrų, o paskui atrinkdavo. O aš visiškai kitaip. Aš padarydavau keletą kadrų, nes man buvo įdomu, keli rakursai, žinai. Bet aš susikaupdavau, aš žiūrėdavau į žmogų. Paskui niekad nepatikdavo, bet tai buvo neišvengiama, tai buvo fotografijos kaip po sąvokos toks vystymasis, nežinau. Serigrafija, paskui grūdas, dar kažkas, tai ką dabar galima padaryti kompiuteriu. Bet tada žmonėm buvo įdomu, o man buvo įdomu tai, ką aš matau ir kas jau egzistuoja ir tas fiksacija šito. Ir ne tik momento. Ne tik todėl, kad momentas. Tame momente yra tam tikras stabilumas irgi. Galima pasakyti, kad viskas jau nupaišyta ir nutapyta, bet kiekvienas tą daro truputį kitaip. Tavo matymas, tavo požiūris, tavo supratimas labai svarbu, kaip nekeista, ir žinios, ir patirtis. Ta patirtis jie irgi daug daro, todėl kad jau žinai, koks bus rezultatas. Jaunystėje tas pasaulio pažinimo procesas, tie atradimai visom prasmėm ir energija visai kitokia, pažinimo laipsnis, visa tai skiriasi. Po to jau
aš gan ramiai dabar fotografuoju. Nors kartais labai norisi. Ir atsiranda azartas, bet kitaip. Žmogus keičiasi ir keičiasi tas santykis su išoriniu pasauliu. Kiekvienas žmogus mato truputį kitaip, tą patį objektą. Ir todėl gal ir verta toliau fotografuoti.